Pirma mano perklausyta plokštelė buvo, kiek aš prisimenu, skolinta iš draugo, iš kaimyno. Kažkokia pasaka apie bebenčiuką ir kvailutę. Pirmą kasetę, kada buvo tai labai populiaru. Aš labai gerai prisimenu, kai su mama užėjome į tokią įrašų parduotuvę, kurioje buvo galima užsisakyti, įsirašyti bet ką, ko tik užsigeidi. Tai kažkodėl tai man tuo metu atrodė, kad grupė Hiperbolė yra labai verta dėmesio. Tai pirmoji kasetė buvo Hiperbolės kažkokių dainų rinkinys su labai blogų įrašų ir labai blogai